Aha, aha. Oi, vos neužbaigiau. Na gerai. Jo, gerai, tai keletą žmonių čia prisijungia, gal tyčia, gal netyčia. Girdi mane, ne? Aš tai girdžiu, tai gal žinai, dar eigoje kažkaip. Arba aš galiu papasakoti intro čia apie tą bairį su vainiku ir tu paieško per tą laiką. Okay. Nu, tai sveiki visi, aš prisistatysiu gal per tą laiką. Tai aš esu Diana Kuzmickaitė, stilistė. Šiuo metu dirbu stilistę daugiausiai. Tai turiu didelę patirtį, turbūt virš 14 metų dizainė, kaip, žodžiu, visoje mados industrijoje, kaip dizainerė, kaip video reklamų stilistė, kostiumų dailininkė, teatrams ir filmams ir, žodžiu, reklamom visą tą industriją esu ištyrinėjus, turbūt kiek galima Lietuvoje. Ir kažkada labai nepatiko dirbti su individualiais žmonėm, bet turbūt tam reikia irgi savotiškai užaugti, o dabar labai patinka. Tai va. Ir visai nesenai susipažinom su Joana ir nusprendėm pasidalinti savo patirtimis, kurios siejasi per fotografiją. Tai va, dėl to šiandien tą laivą daro. Ir ką dar, trumpai galiu dar įvesti, čia aš, kadangi ėjau pirkti gėlių vienai moteriai ir tiesiog negalėjau savo nenusipirkti namus tų gėlių, tai sėdžiu savo tokį visų buketų, žodžiu, nespėjau daryti iki namų jų pasidėti, prisėdau parkelį, tokia labai įdomi istorija. Ir, žodžiu, eina juokės Joana, nes mes jau buvom trumpam pasijungę į tokį pasitarimą trumpą, nes priėjo tokia moteris, Japonė, ir, žodžiu, atnešus man dar tokį labai gražų tokį vainiką, paklausė, ar gali uždėti manį. Tai papuošė mane, mes čia juokėmės. Tai, žodžiu, gėlių apsuptyje. Tai taip. Jo, tai techninių kliūčių aš iš savo pusės neišsprendžiau, bet svarbiausia, mus mato abi, kiti. Tai aš esu Joana, kaip jau pristatė mane kolegė, fotografuoju vestuves jau keletą metų ir taip pat fotosesija studijoje, daugiausia tai yra portretai, tačiau tikrai mielai fotografuoju ir poras, ir šeimas, ir nėščiasias, pastaruoju metu galbūt aktualiau šiek tiek. Tai ir tiesiog mums kilo tą idėją pasidalinti žiniomis ir galbūt šiek tiek, edukuoti, pagelbėti, ar ne. Tai, ilgai neišsiplečiant, turbūt galime eiti prie klausimėlių. Tai aš kadangi pati su mada, tikrai nesusijusi, su mada, stilium, man tai yra tolima. Aš nieko, ta prasme, apart to, kad matau gražu arba matau negražu, nelabai ką išmanau. Tai norėjau ir pasiaiškinti. Tai pirmas klausimas šovęs man, Dianai, buvo, kągi reiškia tos savokos, mada, stilius, kaip jas skirti, kaip nepasimesti. Tai čia jau Diana pakomentuos mums. Tai mada ir stilius yra tokios susisiejančios savokos, bet iš tikrųjų jos kaip ir neša skirtingą visą informaciją ir skirtingą žinutę. Mada yra toksai kaip socialinis reiškinys, sakykime, jisai turi cikliškumą, jisai yra suformuojamas kažko, tai anksčiau tai buvo labai įtaką darydavo mados institutas, kuris formuodavo tendencijas šiai dienai, tai yra visai pakitę ir tai yra formuojama gatvės, influencerių. Žodžiu, yra toksai, kaip sakyčiau, socialinis reiškinys su savo įvairiais aspektais, kurie ten įtakoja ir ekonominiai niuansai visokie, laikmetis, būtent masėse įsitvirtinęs reiškinys, ar ne? Stilius tuo atveju yra apie individualumą. Stilius yra apie charakteristiką žmogaus ir apie asmenybę. Ir stilius yra turbūt siauresnė mados dalis, taip gal pasakyti. Tai aš, pavyzdžiui, su savo klientais visada, kai kalbu,
tai aš akcentuoju stilių visą laiką, nes mada yra tas dalykas, kuris yra, sakau, jisai toksai yra globalus, pritaikytas masėms arba atneštas masių, o mes turim pirmiausia žiūrėti į savo individualumą ir du dalykus aš akcentuoju - individualumą ir funkcionalumą. Nuo to atsispiriant galima susiformuoti gerą stilių. Tai va čia toksai yra kaip karkasas, ant kurio kabinti, nes pirmas dalykas, tai mada tarnauja mums, ne mes jai tarnaujam, šitą reikia užsiakcentuoti. Tai kadangi jinai tarnauja mums, ten mus, nežinau, puošia, pridengia, ten vilioja, visokių, kokių tu ten nori, tų aspektų gali rasti, bet jinai yra mūsų pagalbininkas, ar ne? Tai ir mados tendencijų ir vėjų kiekvieną sezoną būna labai daug. Tai nenoriu labai išsiplėsti, bet žodžiu, kad pačią esmę, kad jeigu aš esu savo toj individualumo ašyje, kaip sakau, nebūtina pakeisti pagal sezoną visus drabužius. Užtenka iš tendencijų pasigauti vieną kitą tokį super madingą dalyką ir jį adaptuoti savo stiliuje ir tu atrodysi madingas ir stilingas. Nes jau tu atsakai į tą mados tendenciją, bet tuo pačiu tu nesi toksai, žodžiu, kaip turbūt blogiausias pavyzdys yra tas, kaip mes tarp dizainerių ir stilistų pasijuokdavom, kad nuo vitrinos. Tai tas nuo vitrinos yra, tai nieko panašaus apie stilių ar apie individualumą. Tai yra tik tai išreikštos mados tendencijos. Tai va būtent tas toksai sugebėjimas įterpti mados tendenciją į savo individualų stilių, kuris tau tarnauja, yra funkcionalus, tai čia yra genialus dalykas. Ir aš visą laiką sakau, pirmiausiai pasižiūrim apie ką aš esu, koks mano charakteris ir apie ką yra mano gyvenimo būdas. Jeigu aš važinėjau automobiliu ir dirbu ofisui, viskas gerai, aš varau su kablais ten ir, žodžiu, ir nežinau, atvirais nogais palaidinę kailyje. Bet jeigu aš ten per dieną einu 2-3 kilometrus, ten stumdau vaiko vežimą, nežinau, turiu kažkokių ten funkcionalių rutininių dalykų, reiškia, aš adaptuoju tam savo avalynę, drabužius ir visą kitą. Ir tai nereiškia, kad tu turi atrodyti blogai. Tai tu tiesiog pritaikai labiausiai tavo figūrai, stiliui, kūnui ir gyvenimo būdui tinkančius drabužius. Tai dar tokį kaip pavyzdį irgi pasakysiu, Joanai esu minėjus apie, aš dažnai šiaip Danės paakcentuoju, nes lankausi Kopenhagoje karts nuo karto ir mados savaitės ir šiaip žaviuosi tų moterų stilium. Ne visai pilnai, aš sakyčiau, lietuvės galėtų pamaišyti kaip druską ir pipirus prancūzės su kopenhagietėm. Ir tada būtų labai gražus stilius, nes lietuviai turi savo dar, aišku, irgi tą mentalinę charakteristiką. Tai pavyzdžiui, viena iš tendencijų atėjo, jeigu per daug įsiplėsiu, Joana, tai stabdyk mane. Viena iš tendencijų. Viskas gerai. Tai aš matau laikmatį, jeigu ką sakysiu gerai. Enough? Gerai. Kitas klausimas. Gerai. Tai, pavyzdžiui, ta tendencija, kai pasirodė, tai dideli švarkai, ne, dideliais pečiais. Ir labai geras toksai pavyzdys Vilnietės, jos visos kaip užsidėjo tos švarkus dideliais pečiais, plus mėlynus džinsus, plus kedus, plus pusmėlynio formos rankinę. Tai taip išėjai į miestą ir visos jos tokios ir yra. Ir tuo tarpu, kai atėjo tas pats trendas į Skandinaviją, tai, žodžiu, ten tu gali pamatyti ant dviračio, pavyzdžiui, važiuojančią moterį su suknele ir dideliu švarku, ir su sportbačiais, kitur pamatysi su džinsais ir su tuo švarku, bet su kablais ir ten, pavyzdžiui, su, nežinau, ryškiai padažytas lūpos, pas kitą ten rankinė vintažinė. Ką aš to noriu pasakyti, kad va čia yra kaip jos, kaip tos moteris adaptuoja tą tendenciją jau savo garderobę. Tai jos vadinos turi tą pamėgtą savo individualų stilių ir tada atėjusi tendencija žiūri, šitas gerai atrodytų mano kūno proporcijom, arba, jeigu suvokia tą. Arba netgi nebūtinai kūno proporcijom tinka, bet fainai, spalviškai atrodo. Ir tai va čia yra geras tas toksai pasirinkimas. Tai turbūt
čia gal ir pabaigsiu šitą, nes čia galima kalbėti apie temą daug. Jo, tai aš labai, tai ačiū tau už tos paaiškinimus, aš labai tikiuosi, kad mes turėsim dar įvairiom temom ateityje, tų laivų ir tiesiog kars nuo karto, ar ne? Tai, o dabar dar vienas labai svarbus klausimas turbūt mums, ar įmanoma atrodyti, madingai ir ar stilingai, turint labai ribotą biudžetą ir, atrodyti nepigiai, taip sakant, bet ir rengtis nebrangiai. Tai vat, ar tas įmanoma aplamai? Tai čia, žinok, vienareikšmiškai taip ir aš netgi sakau kartais, kad per didelis biudžetas kai kuriems net pakiša koją, iš tikrųjų. Tai čia irgi priklauso nuo žmogaus, nuo charakterio, bet šiaip iš tikrųjų tai pagrindinis dalykas turbūt yra estetinis jausmas, kurį mes atsinešame prigimtinai, aš esu tuo įsitikinusi 100%. Jį galima šiek tiek palavinti, bet šiaip daugiau mažiau taip. Tai va šitoj vietoj irgi, ką paminėsiu, šitoj vietoj tam ir yra stilistai, jeigu ten to estetinio jausmo mažiau arba ten, sakykime, laiko nėra, pati esu dirbus tokių rutininių grafikų, kai esu pagalvojus netgi, kad, žinai, jeigu man kas nors ateitų dabar ir sudėtų visą kapsulę, aš tikrai susimokėčiau, padėkočiau, apkabinčiau ir taip toliau. Ir tada išsigryninau turbūt, kad ta paslauga yra naudinga. Tai žodžiu, tai tam yra stilistai, jeigu nėra laiko arba ten kažkokio emocinio resurso, ar ten, nežinau, ten to tokio pajūtimo. Bet šiaip iš tikrųjų, turint tą dalyką, tai čia yra toks fainas žaidimas, kaip dažniausiai, pasakysiu dar irgi, kad labai gerai atrodantis žmonės super stilingai, dažniausiai jie daug ir neišleidžia pinigų, jie tiesiog turi tą tokį pojūtį, kas su kuo dera. Ir tikrai esu darius ir pasakojus taip net turbūt keletui žmonių, kaip padaryti tą, pavyzdžiui, kapsulę su visiškai minimaliu biudžetu. Galima ją padaryti labai trendy, pavyzdžiui, ten panaudojant greitąją madą, kas čia turbūt mane irgi gal daug kas pasmerks, bet visi ją vartoja iš kitos pusės ir žmonės ateina su tokiom užklausom. Tai greitąją madą derinant su luxury mados aksesuarais, tai sakykime, ten, nežinau, tokius prekinius ženklus kaip ta pati ar Zara, ar kokia Bershka, derinant su aksesuarais Weekend, pavyzdžiui, ne? Ten, kas domisi ženklais, tai turbūt mato net vizualiai tą tokį variaciją. Tai galima tokius žaidimus daryti, arba dar šiaip iš tikrųjų tas, kas turi tą individualų stilių ir aš sakau, tokių turiu netgi lietuviškų ikonų, net vardinsiu, turbūt viena iš mano mūzų ir draugių yra tokia Gabija Blokinė, šokėja. Aš jos ir fotografuodavau daug, bet iš tikrųjų labai labai man inspiruojanti savo tokiu unikaliu stilium jauna moteris. Tai, žodžiu, pavyzdžiui, jos tas garderobas visą laiką yra unikalus tuo, kad kažkas yra paveldėta, kažkas, sakykime, iš mamos, kažkas yra labai brangiai įsigyta to, ko norėjo, kažkas yra gal vintažinio ir tas visas šitas miksas, jisai atneša tokį unikalų derinį, kad žodžiu, tu žiūri ir myli akimis. Tai tas biudžetas yra, taip pabaigiant pasakysiu, mažiausiai daro įtakos geram įvaizdžiui. Tai va. Žiūrėk, tu kaip paminėjai, kad galima derinti, iš tikrųjų, turint tą estetinį pajautimą, galima derinti, tarkim, nežinau, Zaros drabužius su ten keletą šimtų turinčiais, kainuojančiais aksesuarais. Ar nesigauna per didelis jau disonansas tada, kuomet, žmonės, kurie nusimano tame ir mato, šitą, tai čia nesąmonė, ta prasme, atrodo, ką aš žinau, akinukai brangus, sakykime, o apranga yra visiškai nederanti prie tų luxury aksesuarų. Tai žinok, iškyla klausimas. Tiem žmonėm čia esam su vienu netgi mano klientų juokėsi. Kaip
jisai taip yra pasakęs, sako, būna tokių atvejų, kai aš žiūriu pats ir sako, galvoju, o nieko nesuprantu apie šitą stilių, galvoju, aš net negaliu teisti, jisai man taip yra pasakęs. Sako, ar čia yra labai blogai, ar čia yra labai gerai, sako, aš nežinau, aš tiesiog žiūriu ir man tiesiog trumpina, galvoju, jeigu taip paprastai žodžiais kalbant. Ir mes taip juokiame, žinai, su juo ir jisai teisus. Ir sakau, tai va, per tokius, pavyzdžiui, aš irgi pamatau, kad šiaip tokius žmonės stengiasi jų kuo greičiau paleisti, net jeigu jie nori konsultacijų, nes jie turi patys tą suvokimą, iš tikrųjų, apie kas yra gerai ir kas yra blogai. Tai stilius ir turi tokią kažkurioje vietoje ribą, kai, žodžiu, kai pasimeta žiūrovas, žiūrėdamas į tavo tą komplektą, visą kombinaciją, jisai pasimeta ir jisai nesupranta, jeigu jisai nėra ten, žinai, jau įgūdęs akis, geras dizaineris ar geras stilistas, jis pasimeta, jis yra negabus įvertinti tos situacijos. Tai šitoje vietoje galite būti drąsūs dėl to visi. Bet jeigu derinant va, tuos luxury dalykus su greitąja mada, tai tokį tipsą galiu pasakyti, kad tada greitosioj madoje turėtų nesimatyti jokių prekinių ženklų. Sakykime, ten, pavyzdžiui, vat kaip pavyzdys, ne, tam praeitą vasarą rinkau tokią mini kapsulytę, tai balti džinsai, ant kurių nėra jokių brandų, baltas ten kažkoks šviesus nertinis, ant kurių nėra jokių brandų, ir topukas papačiai irgi šviesus, ant kurio irgi nėra jokių brandų. Ir tada, žinai, išrenkam labai fainus ir stilingus, charakteringus akinius, irgi taip, nereklamuosiu dabar, bet tikrai labai yra tokių gerų optikos butikų, kuriuose galima rasti fainų opcijų, kaip aksesuarų, netgi net keletą su klientų pritaikys tokius dalykus, kur užtenka tik tai tokio aksesuaro, kaip, pavyzdžiui, akiniai nuo saulės, kurie gali būti netgi ir, žinai, švelniai kažkokios spalvos ir gero rėmelio, kur tu gali nešioti net apsiniaukusią dieną. Tai vat tik tai toksai akcentas gali jau tau taip gražiai viską tenai, žinai, tą vyšnytę uždėti, kad tik tiek ir užtenka. Arba ten su vienai klientė irgi rinkus, man atrodo, mes gal daugumą ten net susirinkom komplektą, nes tokias oficialias pareigas turi, ten Massimo Dutti, kažkokios tokios, ne, brandai. Ir tada, žinai, jie irgi nėra labai išreikšta, kas ten kur kaip. Ir tuomet mes, kadangi panaši stilistika, tai būtent paminėjau Max Mara Weekend, ne, mes ten jiem išrinkom kažkokį diržą, jai ten rankinę dar. Ir tas uždažo tą visą, kaip sakau, spalvą tuo brandu. Čia tokie yra, žinai, manipuliaciniai žaidimai, kaip sakau, bet jie yra, juos naudoja visas mados pasaulis ir jie, žinai, yra naudingi, jie yra priimtini. Aš kaip stilistė turiu tą patirtį, tai jie dalinuosi su žmonėm. Tai va, tai šitas dalykas, jeigu ten tu išeisi su, žinai, muikutę, nežinau, čia didžiausias užrašais kažkokiais, nežinau, pigiai ten, bet ko, turbūt nesiūlyčiau daryti, tai tų vadinamų, kaip jie vadinasi, padirbinių, derinti su originalais, nes tada tikrai labai didelė tikimybė nugribauti į šalį. Nes, sakykime, jeigu matau tavo klausimą, tai tokia gal vizija, kad varau čia su, žinai, D&G kokią nors mikutę, ar ten, nežinau, kas čia tarp tokio, išleisiu savo išreikšti beskonybės formatę, išreikštą ten Moschino, čia kur nors užkalto ant priekio labai stipriai. Ir tada užsidedu kažkokius liktais ir stilingus akinius, kurie taip irgi gal ant ribos, tada jau, žinai, yra keistas tas darinys. Tai čia irgi stabdausi, nes čia galiu išsiplėšti tą temą. Jo, tai ta prasme čia tikrai diskusijų klausimas, galima kalbėti ir kalbėti apie tai, tai iš tikrųjų... Žinok, turiu tau net klausimą dabar tuo pačiu. Tai jisai toksai random iššokęs visai, bet, pavyzdžiui, tu turbūt irgi nerekomenduoji jokių brandų fotosesijos metu. Sakykime, ko tokio? Užrašų, kad matytųsi fotosesijos metu, sakykime, koks tavo požiūris į tuos užrašus, visokius ryškius, ten net ir labai stilingus, jeigu tai nėra reklama, žinai, jeigu tai yra asmeninė fotosesija. Jo, tai drabužėlius aš visada rekomenduoju kuo subtilesnius, nes, ta prasme,
kad jie nebūtų ten margi raštuoti su užrašais, ryškios ten spalvos deriniai. Nes, na, akcentas fotosesija yra žmogus, atskleisti jo asmenybę, jo grožį, tą visą, ar ne, pasitelkiant fotografinės žinias, įvairius, na, pozavimo reikalus, šviesos. Tai taip, vienareikšmiškai. Taip, jo. Bėgau dar gal už akių tavo klausimui. Ne, viskas tvarkoj, nes jo, aš žiūriu, kad laikas tiksi. Jo, tai tada gal ir iš savo pusės, ar ne, kažką po truputėlį papasakotum. Ar dar turi kažkokių klausimų? Ne, gal aš tada šiam kartui, aš aišku turiu jų milijoną, bet aš manau, kad dėrėtų skirti tam šiek tiek daugiau laiko ir tikrai, nes, ta prasme, kuo tu daugiau pasakoji, tuo daugiau man tų klausimų kyla, bet aš negaliu, nes, ta prasme, mes čia porą valandų kaip minimum praleisim, tai laikas brangus yra visiems, tai tiesiog jeigu galbūt turi klausimėlį man kokį iš savo pusės. Taip, tai va aš dėl to, žinai, jau ir truputį ir pradėjau įlysti tavo visą tą profesiją. Šiaip irgi su didžiausia pagarba fotografijos visiems meistrams, kaip esu kažkada trumpai Joanai pasakojus, kad turbūt kiekvienas turi daryti savo darbą, nes tu pajauti tą įrankį, žinai, ir aš pati esu bandžiusi fotografiją šiek tiek ir tiesiog jauti, kad, nu, vat ne mano technika. Tai tas, kas valdo, tai, sakau, lenkiu galvą. Ir, žinai, pavyzdžiui, irgi fotografai mato, na, turbūt turi tą tokį dvigubą matymą. Jie mato tave gyvai ir mato tave per tam 2D formate, turbūt. Ir turi daug patirties. Tai visai kitaip žmogus atrodo kadre. Ir kokie būtų tavo tokie geriausi patarimai, ko, pavyzdžiui, vengti, net su drabužiai susiję, kokių formų ar spalvų gal vengti, gal šukuosenų net kažkokių dalykų, kas, pavyzdžiui, iškraipo figūros proporcijas. Nu, nes mūsų esmė, kuo gražiau, ne, save ten turėtas asmeninė fotosesija, kad moteris atrodo, jeigu moteris, kad moteris liekniau, vyras pasitempęs, ten, žinai, ir taip toliau. Tai vat, nežinau, kaip nuo kurios čia pusės fainiau pradėti, bet ar nuo drabužių, bet kažkokių va tokių, gal yra kažkokie patarimai, kuriuos verta žinoti. Nu, matai, aš kaip sakyti, jo, aš neišsiplėsiu, iš dalies tai dalinai jau pradėjau atsakyti į šitą klausimą prieš tai, jis labai susijęs, daugmaž dėl drabužio, ar ne, dėl spalvų ir taip toliau, kas, kaip sakyti, aišku, turi būti, kad kuo gražiau atskleisime, pavyzdžiui, dažniausiai fotografuotis eina moteris, ar ne, jaunesnės, vyresnės, ir visos jos nori atrodyti gražiai, turėti gražią figūrą, taliją, išryškinti ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, tinkamai parinkti drabužėliai, na, tai yra, kaip sakant, veiki, ir tada viskas eina per pozavimą. Ta prasme, yra tam tikri pozavimo triukai, kurie pozavimo ir apšvietimo, vat, ta prasme, kurie tave, nu, realiai padarys tikrai daug lieknesnę nuotraukose, negu esi iš tikrųjų. Kaip mes žinom, kaip ir drabužėliai, ar ne, yra, pavyzdžiui, ta tamsi spalva, na, vizualiai kaip ir lieknina, šviesi spalva vizualiai, nu, kaip sakant, liaudiškai tariant, didina. Tai bet aš manau, kad čia yra iš tos pusės, kadangi tamsi spalva, jinai sugeria šviesą, balta atspindi ir mūsų akis realiai krypsta visada į ten, kur yra šviesesnė dalis. Vat kaip pavyzdžiui, jeigu ateina moteris į fotosesiją ir jinai, pavyzdžiui, ten plus size, ir jinai dar dėvi, kaip sakant, tokius palaidus didelius marškinius. Baltus marškinius, jo. Jo, baltus marškinius. Ir ta prasme, tai, nu, tų baltų marškinių jau niekaip neužtamsinsi, ten nežinau, neretušuosi ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje nedėrėtų, jau dėrėtų rinktis kitokią spalvytę, kitokį galbūt ten modeliuką, vėlgi. Tikrai, nu, key dalykas tai yra, kad parinkti tinkamą savo aprangą ir
jo ir tada pazavimas iš fotografo pusės. Bet, pavyzdžiui, juoda spalva, aš kiek žinau iš savo, žinai, patirties, nu, va, kiek su fotosesijos filmavimais dirbus, tai turbūt dėl gal sudėtingumo, nežinau, visą laiką griežtai būdavo vengiama juodos spalvos, dėl to, kad drabužiuose, nu, nebent jau ten reikalauja kažkoks projekto koncepcija. Bet šiaip stengtis su juoda, tai per daug nedauga. Bet čia turbūt dėl pačio fotografo darbo, kad gal, nežinau. Ne, juoda tai labai, man tai labai faina. Nu, ta prasme, juoda taip žavingai visada žiūrisi, tokia klasika, vėlgi atitinkamai, kai sušvieti, jinai išryškėja. Nu, man labai labai gražios tos nuotraukos, kurios, vėlgi, mano tas fotografavimo stilius yra šiek tiek galbūt, kaip sakyti, šiek tiek kitoks. Aš labai labai mėgstu tamsesnius fonus, aš labai mėgstu žaisti su apšvietimais, nu, vat, kas liečia, pavyzdžiui, studijinės fotografijos. Tai be galo mėgstu. Nu, pas mane praktiškai nerasi nuotraukų, kurios būtų va, tai, va, kaip plokščiai sušviesta, ar ne? Pas mane pastoviai kažkokie tai išvedžiojimai iš šoniuko, iš galo, kontūriukai, tamsesnis fonas. Jo, tai aš labai labai tą mėgstu. Ir labai džiaugiuosi, kad žmonės, kurie ateina, irgi pamatę nuotraukos internete, sako, o, mums čia patiko, norim va to kažko įdomiau. Tai va. O dar va toks irgi, žinai, tai iš tikrųjų klausimas, jūs repeticiją, pavyzdžiui, darot prieš fotosesiją, kaip viskas? Ne. Fotosesija vyksta, reiškia, pas mane fotosesija yra standartinė 1,5 valandos, ta asmeninė fotosesija, ar ne, kurios metu žmogus atėjęs, aš jį pasitinku ir aš jį pasikviečiu ant sofkutės, prisėsti, pabendrauti, tai reiškia, nu, kaip minimum pusvalandį mes bendraujam, išsišnekam, nes, kaip žinia, didžioji dauguma žmonių, ar ne, arba jie labai seniai fotografavosi, arba jiem iš vis tai pirmas kartas ir jie ateina tokie, čia nemoku, nežinau kaip, aš nefotogeniškas ir taip toliau ir panašiai. Tai nežinau, kaip dirba kiti fotografai, bet arba ką jie ten spėja per, kaip sakyt, mano tikslas yra atskleisti žmogų, jį atpalaiduoti, su juo ten pabendrauti, pradėti juo domėtis, apie jį klausinėti. Ir tada jisai jau, kažkurioje vietoje aš užsikabinu už tam tikrų dalykų, kurie yra aktualūs tam žmogui ir mes tiesiog galim padiskutuoti, pajokauti apie kažką. Ir mes per tą laiką, dalį fotosesijos laiko, ar ne, mes su juo suartėjom ir jau tada tam tikrų metų sakau, gerai, tai dabar einam, pakviesiu čia, einam čia jau daugmaž pasifotografuoti. Tai labai labai faina tas, kad, sakau, mano tikslas yra suteikti tą patirtį gerą, tą emocinį experience ir kokybišką rezultatą. Tai tas pats ir su stilisto konsultacija vyksta. Iš tikrųjų, aš tai stengiuosi trumpesnį laiką, 10-15 minučių, žinai, apkalbėjimas. Tai stengiuosi prieš tai telefonu pakalbėti, bet tiesiog čia turbūt nežinau, gal taupau tą kliento laiką apsipirkimui, dar tam shoppingui visam, bet iš tikrųjų dar individualiai, aišku, žiūriu ir nuo žmogaus. Ir, pavyzdžiui, turėjau praeitą paskutinę, kurią turėjau merginą tokią konsultacijai, tai tiesiog jautėsi, kad nori pakalbėti, žinai, pabendrauti nori. Tai mes turbūt gal 30 minučių, žinai, kalbėjom su ją, bet nuo to vis tiek nesuprastėjo kokybė, nes per tą laiką, kaip ir pati sakai, pajauti žmogų, tai aš irgi sakau, pagaunu tą charakteristiką ir kas leidžia man vėliau jau performant, žinai, su savo įgūdžiais. Tai, o žmogui turbūt jisai irgi pajaučia tave, žinai, ten, apsipranta, mato, kad čia nieko baisaus, kaip esu pasakojusi tau, kad su vienu klientu susitikom pradžioj kavos atsigerti, nes labai bijo, pasakau gal ar ne, kad pergyveno labai, nesakė, aišku, bet susitikom, sakau, tai pasikalbėkim tiesiog, sakau, papasakosiu, kaip čia viskas vyksta. Ir mes turbūt gal net ir valandą laiko pakalbėjom su juo, kaip ten, ką galima būtų daryti, kokie jo lūkesčiai, ką iš mano pusės patarčiau. Ir mes išeinam, tada jisai sako, tai baisu buvo. Sako, o čia nieko baisu, sako, o taip fainai, sako, pakalbėjom. Tai būna taip žmonėm turbūt kartais tas ir
tas ir turbūt stresiukas gal, žinai, visai nugaruoja per tą pokalbį. Jo, tikrai, vienareikšmiškai, ta prasme, aš neįsivaizduoju, ką daro, nu, vat, kai būna ten pasiūlo fotosesiją, nežinau, 30 minučių, nu ką, ateina žmogus pasisodinėti kėdės, ten daug maž. Taip. Oi, ne apie tai pas su mane. stiliumi irgi, pavyzdžiui, jeigu, žinai, apsipirkimą, pavyzdžiui, stilius valandos, aš net nerekomenduoju valandos apsipirkimo dėl to, kad tu ten, kad ir 15 minučių apkalbi, bet kol tas žmogus pats pradeda man atrodyti, kas jam iš tikrųjų patinka, žinai, kaip aš tai pagaunu, šiaip iš tikrųjų gan greitai tą visą, turbūt tas įgūdis jau, sakau, man atrodo, kad 360 laipsnių kampų mato mano tą visą garderobą kūnas, bet va kaip tam tavo klientui, tai jam irgi reikia to laiko, negali ten daryti kažkaip labai, žinai, ekspres tokį, čia tas gyvas kontaktas, jisai visai kitą atveria tą kokybę, turbūt taip. Taip, tikrai, vat netgi, vat prieš tai kažką kalbėjome apie tas fotosesijas, tai irgi yra, pavyzdžiui, du tipai moterų, ar ne, kurios ateina ten fotografuotis. Tai yra dalis moterų, kurios ateina, nu jau kažkokio naujo experience'o, galbūt po skyrybų, galbūt ten darbo neteko, galbūt kažkas, va čia pas mane buvo ir praeitais metais, ir užpraeitais, toks dalykas, tai jos atėjo tokios transformacijos ieškodamos ir jos jau tų naujų experience'ų, potyrių, kažkokių naujovių. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie mano patarimus fotosesijoms, tai vat toms, kurios yra tokios, noriu ten, žodžiu, kažko įspūdingo, tai visada kalbam, kad neškis lagaminą, neškis pačius savo gražiausius, šventiškiausius rūbus, ten aksesuarus, viską ir vietoj mes parenkam, kadangi, nu vis tiek galbūt jai atrodo vienas dalykas gražu, bet man, vat, pavyzdžiui, jau vietoj, matant, taip, aš ne ten madoj, ne kažką, bet aš matau, kas gražu ir ten tinka, nežinau, prie veido, prie akių, prie fono, prie aplinkos. Jo, ir tai va, o kaip yra, žmogus turbūt komfortiškai jaučiasi, žinai, nebent iš tos serijos, kur visai neturi ką apsirengti ir stresuoja, bet šiaip dažnai žmogus su savo daiktais visai komfortiškai jaučiasi, žinai, jis jau sugyvenę su jais. Jo, bet pavyzdžiui, turiu omeny, kad vat, apsirengtų tai, ką niekada nenešioja kasdienybei, vat, tarkim, ar ne? O yra antras tipas, vat, moterų, kurios jums tiesiog ateina, sako, man tiesiog gražių nuotraukų. Sakau, tai gerai, jeigu jūs norite tiesiog gražių nuotraukų, gerai jaustis, tai atsineškit tuos rūbus, kurie jums mieliausi, gražiausi, na, pageidautina, kad tai, aišku, nebūtų treningai, bet jo, tai irgi atsineša keletą variantų ir mes jau vietoj ten pasiderinam, pasižiūrim, bet, nu, ta prasme, vat, irgi neseniai turėjau fotosesiją mamos ir dukros. Tai jos atsinešė, reiškia, gražesnių rūbelių, suknelių, pasifotografavo, viskas fan, gerai. Paskui persirengė jau į savo tuos komfortiškus ir kasdieniškus rūbelius, sako, va čia tai mes, va čia vat jau, nu, tai va, na, žmonių labai priklauso. Nu, turbūt po truputėlį jaučiu. Jo, tai žodžiu. Aš turiu highlightas iš tavo rankytę vis skaudančią, nešioju tą įtvariuką, tai to įdėsiu atgal. Pavargsiu. Sekančiam kartui sakyčiau, kad gerai būtų, jeigu spėtum namo nubėgti, nes šiek tiek triukšmas iš lauko girdisi. Jo, tikrai tas, aišku, nežinau, kaip mane girdi, bet iš tavo pusės tikrai vėjas duoda savo. Gerai, ačiū. Gera pastaba. Aišku, aš įtariu, kad labai faina sėdėti parkelyje tokiu oru ir darbuotis. Jo, o šiaip, žinai ką, tu ir gamtoje darai fotosesijas, ne? Jo. Tai, pavyzdžiui, gamtoje irgi su lagaminu atvažiuoju. Kaip sakai? Geras klausimas. Kaip gamtoje su lagaminu atvažiuoti irgi geras klausimas. Nu, matai, kai į gamtą važiuoji, tai vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, važiuoji su automobiliu, tai taip, tu gali prisidėti ten daiktų, bet šiaip tai gamtoj, šiaip labai retai, kas gamtoj iš tikrųjų, vat, aš galbūt vėlgi vasarą, pradedant jau gegužės mėnesį, jau prasideda vestuvių sezonas,
Tai, nu jau to, nežinau, nėra taip tokių gal pavienių gamtoj fotosesijų. Buvo anksčiau, bet dabar kažkaip tai nelabai yra tų užklausų. Bet vat fotostudijoje tai tikrai taip. Ir be to nežinau, kas žiūri, kas vėliau galbūt žvilgtels, tai čia yra mano profilis vienas, bet ką aš kalbu apie studijinę fotografiją, tai yra Portraits LT, tai jo, kad nesusipainiot, ką aš darau tai studijai. Galima bus ir Tai va. užtaginti kažkur tais. Jo, tai va, labai faina, kaip manai, ar kaip pati jautiesi po laivo pirmą kartą, aš jau šiek tiek atsipalaidau. Man tai patiko visai, aš irgi pagalvoju, kad nėra čia tai baisu iš tikrųjų. Žinai, kitą kartą, kai susitiksim prie kavutės, tai tiesiog galėsim pajungti, ant stovelio pastatyti ir plikėti. Gal, žinai, kažkam naudinga bus pasiklausyti. Taip, tai ypač žinai. Jo, tai va, tai tikrai labai yra daug tų temų ir daug klausimų ir man pačiai tai reikš tave klibint. Gerai, tai malonu. Tai o laivą galima bus pasižiūrėti, ne? Kas nematė, dabar aš pirmą kartą jį darau, tai ir klausimų tokių. Jo, tai aš tikiu, kad taip galima atsisiųsti, pasižiūrėti, jisai dabar storiukė dar cirkuliuos parą, tai va. Tai va. Gerai, Tai ką, tokių fainų naujų temų, turbūt, ne? Kaip sakai? Sakau, pagalvosim dar kažkokių naujesnių tų temų irgi. Tikrai fonuoja, turbūt, ne stipriai. Jo, tai turbūt pastebė, kad aš ne pirmą kartą kaip sakai. Pastebėjau. Tikrai. Tai gerai, pagalvosim tų temų, sakau. Tai va, pasidalint, nes yra ten tų, žinai, yra žinių, yra klausimų tų, kuriuos galima atsakyti ir va, taip, va, net parke besėdint. Jo, tik tai, žinai, galbūt tikrai vertėtų galbūt tokiam reikalui įsigyti kokį mikrofoniuką ar kažką tai, kur jau kokybiškiau, kad būtų. Jo, šiaip tai, turėjau čia dar klausimą apie tą psichologinį niuansą, kodėl, pavyzdžiui, ateina plačios kelnes ir visi vaikšto su tom plačiom kelnėm. Nesvarbu, tai yra, tu esi aukštas, lieknas ar mažas ir stambesnis, vis tiek visi vienodai vaikšto, tai čia bet prie to paties žodžio, ar ne, kur tu anksčiau pasakojai. Pas mus Lietuvoje taip yra. Ir čia yra tendencijų įtaka, žinai, nes va taip susiformuoja mada iš tikrųjų, tai, žinai, gali būti du variantai. Vienas ateina iš funkcionalumo, turbūt kaip su kėdais, ne? Tas pavyzdys yra, kad pradėjo nešioti kėdus prie suknelių moteris ir pradžiai tai atrodė kažkam labai didelis disonansas, ne? Kažkoks nesąmoningas darinys. Bet tas pradėjo daugėti ir laikui bėgant, tarsi, žinai, kaip kokia paradigma įauga į pasąmonę, kad toks darinys yra okei ir tai tapo mada. Ir kai jau tai tapo masinė tokia mada, tada jau atsiranda kaip ir nauja tendencija, dažniausiai priešinga, čia toks yra tas ir cikliškumas. Kai tai patampa mase, žinai, tie, kurie greičiau pajaučia ar juos tiesiog, čia atskiria psichologiniai niuansai, gal nesigilinsiu, bet žodžiu, kai tai patampa mase, tada atsiranda alternatyvus kažkoks judėjimas, stilius, dar ten kažkas. Tai vat, gal net nežinau, esat ir matę ten kažkaip tokių parodymų, kur ant vienos kojos kėdas, ant kitos balerina šiai dienai, ne? Tai vat, tokia visiškai kita opcija. Tai ta, kodėl visi pradeda nešiot, kaip tavo tas klausimas, tai dėl to, kad tas bandos jausmas ir yra tas mados jausmas, iš tikrųjų, žinai, toksai, jisai užkrečiamas, jisai brukamas į tavo vizualinę tą komunikaciją ir tu tampi to dalis, tau atrodo tai norma. Tai va. Bet čia gal irgi nesiplėsiu, čia šiaip norėčiau pakalbėti tą temą. Bet čia geras. Bet čia tobulas pastebėjimas, kad čia yra tiesiog tas pritapimo turbūt jausmas, kad, aš irgi čia apsirengiau plačias kelnes, tai dabar aš čia irgi super madinga ir faina. Ir iš tikrųjų, žinai, čia ir mados cikliškumas, ten tos siauras, kaip ir galima būtų padėti šalį ar ne kažkur, bet irgi, sakykime, iš patirties su klientais yra tokia situacija, sakykime, atvažiuoju pas merginą jauną ir
ir peržiūriu jos garderobą. Ir pas ją yra vien siauri džinsai, žinai, skinny, nemadingų formų sijonai, iš suknelė, žodžiu, realiai ten viską reikia transformuoti, keisti ir taip toliau. Ir mes pasimatuojam su ją visokias opcijas. Aš jau šiaip matau, kad jeigu ko gero plačios kelnės netiks, bet dar pasižiūrim tuos siluetus, ką jinai ten turi. Ir, žinai, ir kalkuliuoju ten savo galvoj, tai kad tai pas ją dėl to ir yra tiek daug tų skinny džinsų, nes jai labai tinka, jos figūrai tai yra geriausiai atrodantis siluetas ir aš net negalėčiau jai brukti tų plačių kelių, nes tai būtų darkimas, žinai, ten tipo figūros ir charakterio netgi. Ir tada aš ir stoju jos batus, taip paprastai tariant, aš stoju jos batus ir bandau pajausti, žinai, kaip jinai atrodytų geriausiai su siauriausiais tais džinsai, žinai. Ir kadangi tie džinsai, sakykime, siauri, toks kaip trendas pasitraukia, ne, bet jie yra, vis tiek tai yra drabužis, kuris niekada nedings iš žinai, šiuolaikinės mados. Tik tai jis per tą dešimtmetį turbūt kažkiek mutavo, pasikeitė ir turbūt paaukštėjo liemuo, pailgėjo pats džinsas siauras, žinai, gal skeltukas gale, nu ta prasme, žmogaus akis to net nepastebi, bet siauri džinsai jau yra tapę klasika ir klasikinė mada, jinai kinta tik po labai mažai ir, sakykime, ten kas metus ten siūlė pasikeičia, siūlų spalva pasikeičia, kniedės pasikeičia. Ir per 10 metų jau tie džinsai, kurie buvo, žinai, ten 2010, jau labai skirtingai atrodo nuo tų, kurie atrodo yra 2024. Čia dar irgi, žinai, galima plėstis, kad mada dabar labai individuali ir tu gali nešioti, žinai, nuo 2000, nežinau, nors ir, žinai, apsirengt nors ir kostiuminį, laikmetinį drabužį, tu esi laisvas šiai dienai manipuliuoti tais, žinai, mados žaidime. Valio, nes aš taip priaugau prie tų siaurų kelnių, nors man buvo labai labai sunku peraugti, kai jos įėjo į madą, tai aš turbūt dar 2 metus nešiojau siaurėjančias, platėjančias kelnes, nes man buvo taip baisu, kojos kreivos, kojos toros, dar kažkas, tai žodžiu, bet dabar aprūvini, kad vis dar galima jas nešioti, ar ne, nepaisant to, kad visi jau su plačiom. Tai taip, tai va, apie tą merginą to pabaigsiu, bet, va, pavyzdžiui, stilisto tas ir yra dažnikas labai geras žvilgsnis iš šono, nes, pavyzdžiui, dažnai labai beveik kiekvienoje situacijoje susiduriu su klientais, kad pagrindinis dalykas, žmonės turi labai daug įsitikinimų, kompleksų, kurie net neegzistuoja apie juos. Ir, pavyzdžiui, ten, žinai, nu, čia tiesiog aš pati tokių turiu ir kažkartais savo primenu, kad tai yra iliuzija, šitas tavo įsitikinimas yra iliuzija. Ir tada jisai greitai dingsta. Bet reikia sugebėti jį, nu, taip prigauti už uodego, žinai. Tai žmonės labai daug tokių turi ir vad dėl to kartais nekeičia netgi ten stiliaus ir daiktų ir ten užsistovi kažkokiam senam, žinai, formate. Tai tas žvilgsnis iš šono kartais užtenka vieno to susitikimo, kuris jau ten labai daug pakeičia. Ir mano tikslas toksai, kad žmogui užtektų ten vieno arba ten kas sezoninio. Kad neprisirišti prie tos paslaugos, nes mano tikslas nėra nugręžti ant pinigų, žinai, ar kažko, o fainai yra iškomunikuoti, užvesti ant kelio, ten tipo duoti tuos raktinius dalykus. Tai va, tai čia taip toks interviukas dar greitas, bet ką norėjau pasakyti apie tą merginą su skinny džinsais, kad, žodžiu, tai mes, žinok, aš priėmiau tokį sprendimą, kad mes jai turim, nes kiekvieną kartą priėmėm sprendimą pagal žmogų individualus, tai priėmėm sprendimą, kad mes jai turim tiesiog atnaujinti labai panašų jos garderobą. Ir mes tiesiog varėm į fainas parduotuvės, kur galima rasti tikrai stilingų, gerų, siaurėjančių džinsų. Jis išėjo be proto laiminga ir, žodžiu, ne tik apie džinsus ten po to ir buvo, sudėjom visą tą kapsulę laikui bėgant, bet čia buvo labai toks geras, vat, nu, čia yra geras pavyzdys papasakoti, kad nėra taip, kad, nu, tu turi jų atsisakyti. Jeigu tau jie tinka, valio, tai galima paieškoti tiesiog gal naujų opcijų jam, žinai. Tai va. Mhm. Ok, gerai, super, iš tikrųjų, tai jo, žinau, kad tau jau reikia bėgti ir žinau, kad parkelyje sėdi irgi dėl to, kad nedabėga iki namų. Jo, ir dabar jau ir jau, kaip sakant, praėjo laiko, tai aš manau, kad
prasiplėtimus ir kitus klausimus paliekam kitam kartui, pasipliurpsim, o dabar šiam kartui turbūt bėgam prie kitų darbų. Jo, gerai, ačiū tau tada. Ir ką, iki? Ačiū Tai va. visiems. Ačiū žiūrintiems ir bežiūrintiems ateityje. Tai va, jeigu kažkokių klausimėlių turėsit ar Dianai ar man, brūkštelkit per bet kur. Instagramą, Tai- kas nežinau, Facebookas, tai mano yra Diana Sofija Kuzmickaitė, reikia gal supaprastinti, nepagalvoju. Aha. Šiaip mane galima rasti per paslaugos LT. Mm. Visada. Jo. Mane irgi visur, jeigu įves fotografę Joaną, tai bet sakau vėlgi, dalis, aš dabar šitą profiliuką naudoju vestuvėms, bet kur portretinė ir studijinė fotografija yra kitur, tai va, jeigu kam įdomu, tiesiog brūkštelkit. Pasidalinsiu. Tai va, tai gerai, tada nelaikom. Ką? Gerai. Sakau, pasidalinsiu dar to grožio su visais. Labai faina fotkė. Tai va, gerai tada. Ką, Jo. iki? Gerai, ačiū tau, iki. Iki.